Taip, esu savivaldybės administracijos direktorė ir tiesiog labai gaila, meras norėjo dalyvauti šioje diskusijoje ir specialiai atkėlė būtent kovo 1 dienos, tačiau virusai šiek tiek palaužė ir negali dalyvauti. Aš dėkoju už tai, kad tikrai mes šiandien, manau, ne tik tais žmonėms, bet ir mums tikrai atsakėte daug klausimų, išsisklaidė tam tikros abejonės, netgi ir nuogąstavimai. Aš tik tais norėčiau, kad tas ateity dialogas būtų toksai, kaip pasakyti, konstruktyvesnis, ar ne, informuoti, kad praeitoj diskusijai buvo kalbama apie ir galimą kitą vietą, nes arti miesto, ką jūs planuojate cemento gamyklos, iš tiesų ir savivaldybės, tarkim, nuomonė, tai yra per arti gyvenamosios vietos. Tačiau mes turime puikią pramoninę zoną, laisvosios ekonominės būtent pietinę dalį, kur yra toliau minčių ir šitai yra tikrai diskutuotina. Antras variantas, ką pasakė tarybos narys, tai tikrai yra ne už kalnų, nes 30 metais baigėsi mūsų nuomos sutartis dėl šilumos ūkio. Ir tai reiškia, kad jau dabar mes turim pradėti daryti namų darbus ir galvoti, kaip apšildysim gyventojam, tiesiog kaip tieksim šilumą. Tai aš manau, kiek jūsų gamykla bus planuojama statyti, jeigu taip primeskim metais. 28. Tai va, tai lieka labai. Jeigu viskas sektųsi taip, kaip mes norėtume, ir mes gautume tas investicijas į Lietuvą, tai mes planuojam, kad gamykla galėtų pradėti pirmą gamybą apie 28 metus. Tai jau reiškia, kad jau jūsų projektų stadijoje turi atsirasti, kaip jūs sakot, ar ten reikės aušinimo sistemos ir kokių galingumų, ar tai jūs galėsit paduoti, kiek mums to kiekio reikės, kas vamzdynus įvesim, padengsim ir kieno sąskaitom ar ne, ir kiek preliminariai galėtų gyventojams kainuoti šilumą. Tai yra labai svarbus klausimai visai savivaldybei. Mes tą suprantam, todėl ir nenorim dabar kategoriškai sakyti, kad jo tieks, nes galbūt reikalingos yra investicijos į pačią katilinę ir galbūt netgi technologijos pakeitimas, pavyzdžiui, turėti šilumos siurblius, kas labai efektyviai, kaip sakant, paveiktų visą šilumos ūkį. Tai va, taip, kad namų darbų turim, jeigu, tarkim, jau kažkaip tai palankiai žiūrėtųsi šita vieta ir gyventojai neprieštarautų ir tarybos nariai nubalsuotų ir papas viską parodytų. Tai va, čia išklausysim visi. Mes girdim ir išgirdom ir klausimus ir jūs gavote atsakymus. Niekas prieš niekieno valią nieko nedarys. Turės būti atsakyti visi klausimai, abipusiai sutarimai ir tarybos pritarimas ir tik tada galės startuoti šitas projektas. Bet kaip ir sako, mes turim žinoti ir gyventojams, kokia bus nauda ir kaip ir sako, ir visai Lietuvai be abejonės. Ačiū.